Paskutinę balandžio dieną Onkopsichologijos ir komunikacijos centras pristatė meno terapijos ir psichologinės pagalbos projekto Mylintis gyvenimą veiklos rezultatus. Jie pateikti unikalaus spektaklio formatu. Bendradarbiaujant su režisieriaus Vido Bareikio vadovaujama teatro grupe No Theatre, specialiai šiai progai sukurti miniatiudai, kuriais pabandyta perteikti onkologinę ligą susirgusio žmogaus išgyvenimus bei emocinius pokyčius vykstančius ligos ir gydymo metu. Socialinė iniciatyva Mylintis gyvenimą trunka jau 3 metus. Per šį laikotarpį visoje Lietuvoje suteikta virš 2800 individualių konsultacijų ir daugiau kaip 1500 konsultacijų telefonu. Tiek pacientams, tiek jų šeimos nariams skirtų psichologinių konsultacijų metu žmonės skatinami kalbėti apie ligos sukeltus fizinius ir psichologinius išgyvenimus, tokiu būdu stengiantis sumažinti jų baimes. 10 šalies miestų užsiėmimuose dalyvavo beveik 500 pacientų. Onkopsichologijos sritis Lietuvoje yra dar pakankamai nauja. Tokios pagalbos stoka jaučiama ne tik Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos ligonių onkologiniuose skyriuose, ji ypač opių rajonuose, kur jos poreikis itin didelis. Psichologinės konsultacijos yra tik viena iš socialinės iniciatyvos Mylintis gyvenimą veiklų. Per 3 metus šalies poliklinikose, ligoninėse ir onkologijos padaliniuose išdalinta 4000 dienoraščių su visa reikalinga pirminė informacija žmonėms išgirdusiems onkologinės ligos diagnozę. Pats svarbiausias šiuo metu uždavinys – užtikrinti, kad šitas projektas nesibaigtų, tęstųsi ir kad kiekvienas onkologinės ligos paliestas žmogus, ar tai pacientas, ar artimasis, gautų šitą pagalbą nemokamai, laiku, tada, kada jam labiausiai reikia.